Baigėsi sutarčių pasirašymas su KTU įstojusiais jaunuoliais. Bendrojo priėmimo specialistai teigia, kad šiųmetės stojimo tendencijos krypsta į informacinės technologijas. Mums turbūt daugelį metų rekordas, kad į 10 populiariausių programų, kurios daugiausiai surinko valstybės finansuojamų vietų, pateko mūsų programa programų sistemos. Tai yra iš karto 131 krepšelį gauna šitą programą ir tai yra 4. po teisės, ekonomikos ir medicinos. Visą savaitę paskaitas apie karjeros planavimą skaitę lektoriai pripažino, kad studijų programos populiarumas nieko nereiškia. Svarbiausia turėti vidinę ugnelę ir drąsiai siekti svajonių. O tie, kurie dar neįstojo, nusiminti neturėtų. Iki rugpjūčio 5 dienos vakaro dar tikrai galima spėti, pakeisti savo prioritetus ir galima sudalyvauti dar mūsų priėmimuose. Visi pakviestieji studijuoti KTU antrajame etape pasirašyti studijų sutartis galės rugpjūčio 7-8 dieną KTU centriniuose rūmuose.